Mes radome lėktuvo sudužimo vietą tiesiog žemėlapiuose, todėl nusprendėme ją atrasti realiame gyvenime. Tačiau yra vienas keistas dalykas. Apie šį lėktuvą visiškai nėra jokios informacijos. Šis skrydis buvo neregistruotas. Taigi mes visiškai nežinome, iš kur ir kur skrido šis lėktuvas. Šis orlaivis sudužo netoli didelio ežero. Todėl nusprendžiau pasiimti savo magnetinę žūklės įrangą, kad išsiaiškinčiau šią paslaptį. Bandysime sužinoti, kam priklausė šis lėktuvas, kokios šio reaktyvinio lėktuvo dalys vis dar yra po vandeniu ir kokias paslaptis slepia šis lėktuvas. Ir tikiuosi, kad dėl to nesigailėsime. Tiesiog pažiūrėkite, visos šios dalys yra tikros sudužusio lėktuvo dalys. Jis nukrito tiesiai iš dangaus čia. Galbūt tai buvo kontrabandininkų lėktuvas. Galbūt kontrabandininkai gabeno kažką nelegalaus tame lėktuve. Tai galėtų būti priežastis, kodėl jis buvo neregistruotas. Taigi, tai nebuvo tiesiog mažas lėktuvas. Tai buvo tikras reaktyvinis lėktuvas, nes čia ant žemės guli milžiniškas variklis, yra uodega. Čia yra keletas sparnų dalių, bet manau, kad dauguma tų dalių yra po vandeniu, to ežero viduje. Manau, pradėsime magnetinę žvejybą būtent ten. Palauk. Kas tam? Gulk žemyn. Iš automobilio išeina du vyrai. Kas jie tokie? Vienas iš jų dėvi kaukę ir jie eina link ežero. Jie eina prie ežero, kur aš planavau užsiimti magnetinę žvejybą. Bet kas, jeigu jie susiję su ta nusikaltimo vieta? Ei, pažiūrėk! Štai jie. Tie vaikinai planuoja kažką daryti prie ežero. Atrodo, jie bando kažko ieškoti. Galbūt jie ieško kažko brangaus, bet neturi tinkamos įrangos. Taigi galime mes paieškoti ir rasti. Šiems vaikinams tikrai nesiseka. Be tinkamos įrangos nieko iš vandens neištrauksi. Likite pritūpę, vaikinai. Jie kažkur eina. Jie grįžta prie savo automobilio. Galbūt jie nori ieškoti skirtingomis kryptimis, nes tas ežeras didelis. Taip. Jie išvažiuoja. Vaikinai, tai mūsų galimybė čia pat išbandyti magnetinę žvejybą. Tikiuosi, jie nepastebėjo mano pikapo čia. Aš jį pastačiau tame miške. Galiu pasimti savo įrangą ir pradėti magnetinę žvejybą. Taigi tie vaikinai stovėjo būtent čia, taip? Taigi mes mesime magnetą ir pažiūrėsime, ką jie bandė ištraukti iš to ežero. Galbūt tai kokios nors lėktuvo dalys arba kontrabanda. Mes tikrai pagavome kažką didelio. Bet pažiūrėk į tuos burbulus. Tuoj pamatysime, ką radome. Gerai. O Dieve. Tai AK, tai ginklas. Kas čia vyksta, vaikinai? Parašykite komentaruose, ką mums daryti. Ar turėtume kviesti policiją ar ką? Tai tikras AK, rusiškas šautuvas. Tai buvo kažkoks kontrabandos ar kontrabandininkų lėktuvas, kuris sudužo. Bet ką jis gabeno ir kokia buvo katastrofos priežastis? Turime tai išsiaiškinti šiandien, naudodami mano milžinišką magnetą, tiesa? Mano magnetas pagauna kažką didelio. Galbūt tai yra lėktuvo liekanos, nežinau. Tai ne kaip ežeras, jausmas labiau kaip pelkėje. Iškyla burbuliukai ir jie mato kažkokius drabužius. Ne, tai yra krepšys. Oho, pažiūrėkime, kas čia viduje. Po vandeniu, maišo viduje. O Dieve, tai yra, ar matai tai? Tai Rolex. Kraujas, tai Rolex. Neįtikėtina. Jis šiek tiek purvinas, bet esu tikras, kad tie nusikaltėliai labai turtingi. Jie demonstravo tuos laikrodžius. O Dieve, aš tikrai noriu juos užsidėti. Tiesiog pažiūrėk į tai. Mes radome Rolex po vandeniu. Tai beprotiška. Ar aš atrodau kaip gangsteris, kaip nusikaltėlis, kaip labai turtingas vyras? Ką manote, vaikinai? Kokia šio auksinio Rolex kaina? Bet dabar pabandykite pristabdyti vaizdo įrašą ir parašyti šio laikrodžio kainą. O mano redaktoriai parodys jums tikrąją kainą. Oho, jei būtumėte arti, pažymėsiu jūsų komentarą patiktuku, bet grįžkime prie esmės. Pažiūrėkime, kas dar. O Dieve. O Dieve, tai atrodo kaip kažkokie balti milteliai. Ir jei tai susijęs su kontrabandininkais ar kontrabandos darbuotojais, tai tikrai kažkas susijusio su nusikaltėliu. Taigi,
Tai turėtų būti tikra kontrabanda. Ar čia dar kažkas yra? Taip, čia yra daugiau aukso ir daugiau deimantų. O Dieve, žiūrėkite, man atrodo, kad tai tikras auksas. Tiesiog pažiūrėkite į mane, vaikinai. Aš kaip gangsteris demonstruoju labai brangius daiktus. Tipo, aš tęsiu magneto paieškas, kur visi šie brangus daiktai. Taip? Taip. Taigi, aš jau žinau apytikslę vietą, taigi čia gali būti visas lėktuvas. Jaučiu kažką ant savo magneto, bet jis lengvas ir lengvai traukiasi. Tai nėra labai įdomu, bet vis tiek kažkas yra. Kažkas išlenda, o Dieve, tai neįtikėtina, vaikinai. Po vandeniu radome GoPro kamerą. Taigi, galbūt ta GoPro kamera buvo lėktuve, galbūt ji užfiksavo avarijos momentą ir mes galėsime sužinoti avarijos priežastį. Taigi, pabandykime ją įjungti. Gerai, aš ją atidarau. Ji veikia. Baterija beveik išsikrovusi, bet matau, kad galime pažiūrėti vaizdo įrašą. Taigi, paleiskime paskutinį įrašą. Žmogau, aš nusipirksiu savo naują lampą. Kaip? Ką? Tie vaikinai atrodo kaip gangsteriai, jie yra lėktuve ir puikuojasi. Taip, aš tau sakiau. Tie vaikinai, tie gangsteriai visada demonstruoja brangius daiktus, nes jie yra nusikaltėliai. Gerai, žiūrėkime toliau. Tai nuostabu, bet šie pinigai nieko nebus. Tiek daug pinigų, žmogau. Ei, aš minėjau kažką apie tą metalinį lagaminą. Galbūt tie du vaikinai ieškojo būtent to lagamino, nes jis buvo lėktuve, o dabar jis kažkur po vandeniu. Tiesa? Pažiūrėkime toliau. Aš ir mano asmeninis lėktuvas, tu pralauži šią sieną. Ne. Dabar GoPro išsikrovė. Grįžkime prie mano pikapo, gerai? Taigi, aš įkrausiu ją savo pikapę, gerai? Bet dabar, manau, turime sekti tuos kontrabandininkus, nes jie kažkur nuėjo. Galbūt galime juos surasti ir rasti įdomesnę vietą mūsų magnetiniai žvejybai. Kaip sakiau vaizdo įrašo pradžioje, šis ežeras yra milžiniškas, jis labai didelis. Taigi, turime sekti kontrabandininkus, kad sužinotume kitas vietas, kur galime rasti ką nors įdomaus. Žiūrėk, radau automobilį, jis ten. Taip. Tai jų automobilis. Gerai, paslėpkime savo pikapą kažkur čia. Manau, tie vyrukai ieško dėklo, kurį matėme per GoPro. Bet vyrai, žiūrėkite iki to vaizdo įrašo pabaigos, nes šiuo metu GoPro kraunasi. Ir tada sužinosime, kokia buvo avarijos priežastis, kas nutiko vaizdo įrašo pabaigoje iš to GoPro. Bet dabar pabandykime juos pasekti. Einam. Taigi, matau du iš jų. Vienas iš jų atrodo kaip bosas ar kažkas panašaus. Taip, jis vadovauja. Ir jis prašo antro vaikino kažką padaryti. Pavyzdžiui, surasti kažką vandenyje. Taip, jis visai nepatenkintas. Jie neturi tokios tinkamos įrangos kaip mes, todėl jie negali ištraukti to daikto iš vandens. Ir aš esu tikras, kad jie ieško to lagamino, kurį matėme vaizdo įraše iš GoPro. Ten viduje gali būti kažkas labai brangaus. Gulkis, jie grįžta į automobilį. Šis ežeras yra labai didelis, taigi jie galbūt bando kažką surasti kitoje vietoje. Taip, pažiūrėkime, kur jie eina ir galbūt tada mes juos taip pat suseksime, bet patikrinkime vietą, kur jie bandė kažką gauti. Galbūt mums pasiseks labiau. Grįžkime prie sunkvežimio. Taigi, galbūt galime rasti daugiau tokių daiktų kaip Rolex ir kitų, kuriuos jau radome. Einam. Taigi jie kažko ieškojo kažkur čia, taip manau. Taip kaip ir su pirmuoju dronu, kurį naudojame, manau, kad tai yra lėktuvas arba kai kurios jo dalys. Vėlgi, jis nejuda, jaučiu, kad mano magnetas užstrigo. Taigi, mes pajudiname visą lėktuvą. Atrodė, lyg būčiau kažką išjungęs, bet vis tiek ant mano magneto kažkas užkibo. Taip, jis vis dar sunkus, būkime atsargus, mes atsargus. Taip, pažiūrėk, kiek burbuliukų kyla. Matai, jau kyla iš vandens. Oho, kažkas metalinio. Taip, vaikinai, o Dieve. Sakiau jums, tai lėktuvo dalis. Kas čia per velnes? Oho, tai lėktuvo valdymo pultas. Įsivaizduokite, kaip stipriai šis lėktuvas buvo sudraskytas į gabalus, tai dėl smūgio į vandenį. Čia yra borto elektronika.
Tai atrodo kaip autopiloto įrenginys. Paimkime jį ir pabandykime įjungti. Einam. Jeigu kažkaip pavyks jį įjungti, galėsime sužinoti atstumą, galbūt skrydžio kilmę. Nes tai yra autopilotas. Turiu šiek tiek energijos su savimi. Akivaizdu, ji yra mano pikata. Taip, žinoma, tai yra akumuliatorius. Aš nesu elektronikos specialistas, bet žinau, kad raudonas laidas yra pliusas, o juodas minusas. Turime nuimti izoliaciją nuo laidų. Tada čia turime prijungti šiek tiek elektros. Žiūrėk, mūsų autopilotas kraunasi. Galime matyti, kaip šis lėktuvas turėtų skristi. Žiūrėk! Uhu! Ir kelias eina per uždraustas skrydžių zonas. Kas per velnes? Tai dar vienas įrodymas, kad tai buvo kontrabandininkų skrydis. Jie manė, kad jų neseks, jei skris per uždraustą skrydžių zoną. Bet uždraustos skrydžių zonos reiškia, kad ten gali būti karinės bazės ar kažkas panašaus. Taigi galbūt šis lėktuvas tiesiog buvo numuštas. Jis buvo susprogdintas raketomis iš karinių bazių. Bet vaikinai, kiek žinau, tose vietose šalia šio ežero visiškai nėra jokios karinės bazės. Nėra nieko, kas galėtų susprogdinti lėktuvą. Taigi, lėktuvo katastrofos priežastis vis dar yra paslaptis. Taigi grįžkime prie žvejybos su magnetu. Taigi galbūt galime rasti daugiau lėktuvo dalių, arba galbūt kitų daiktų, kurie galbūt susiję su ta kontrabandininko lėktuvo istorija. Taigi pažiūrėkime, kas ten yra tarp tų jūros dumblių. Nežinau, ar apskritai kažką radau su savo magnetu. Ne, kažkas yra. Oho, kas čia per velnes? Atrodo kaip sprogmuo ar kažkas panašaus. O dieve. Vaikinai, jei kada nors, kur nors rastumėte kažką panašaus, niekada to nelieskite. Tai yra labai pavojinga. Taigi tai tikrai susiję su karteliu arba su kontrabandininkais. Manau, turime sekti kontrabandininkus. Banditai nuėjo kažkur tą kryptim. Jie gali žinoti dėklo, kurio ieškome, vietą. Čia yra daug kontrabandos, bet vis tiek turime rasti dėklą. Taigi, suraskime juos. Na, pirmyn, vaikinai. Turime tęsti savo tyrimą ir surasti tuos vaikinus. Nes manau, kad jie kažką žino. Bet jie negali to rasti. Einam. Eime. Dar turime sekti tos gangsterius kitoje to didelio ežero vietoje. Jie palieka trasą, o aš juos suseksiu. Štai jie. Ką jie daro? Tie vaikinai. Jie bando ištraukti kažką labai svarbaus iš vandens. Palaukime, kol jie išeis. Ir gal tada mes galėsime rasti kažką svarbaus. Jie yra tokie žali. Jie kažkur eina, aš einu prie automobilio. Eime, jie eina visai kita kryptimi. Jie eina į mišką. Manau, jiems reikia didesnės šakos ar kažko panašaus. Tai mūsų šansas. Eime, tai mūsų šansas. Turime ribotą laiką ir jie gali būti ginkluoti. Kaip sakiau, palikau savo magnetą ten, nes radome sprogmenį, bet turiu atsarginį. Ir štai, trigubas magnetas. Būtent to mums ir reikia. Pirmyn, vaikinai, kol jie negrįžo, turime paskubėti. Jie kažko ieškojo. Kažko būtent čia, tiesa? Taip. Tai buvo ta šaka, kuriuos jie bandė pasiekti. Taigi aš mesiu magnetą būtent ten ir galbūt galėsime rasti ką nors labai gražaus ir brangaus. Bet turime paskubėti, kol jie negrįžo. Eime! Tikiuosi, kad čia nebus lėktuvo dalių, nes jei mano magnetas prisitrauks prie to lėktuvo, mes jo visai neištrauksime, nes jis užstriks. Matome burbuliukus, taip, ir mano magnetas kažką laiko. Tai nėra labai sunku. Iš tikrųjų, tai sunku. Nelabai sunku, bet tikrai sunku. Palauk. Kas tai? Ne, mano magnetas nuslydo, bet aš jį pagavau. Taip, tai yra lagaminas. Tai tas lagaminas, kurio ieškojome, kurį matėme per GoPro, tiesa?
Vaikinai, jis labai sunkus. Ir prisiminkite, turime dabar išeiti, kol jie negrįžo. Taigi paimkite jį, padėkite man, griebkite jį. Na pirmin, einam. Taip, pirmin žmogau, pirmin. O, atidarykime jį. Gerai, ar jūs pasiruošę, vaikinai? Pamatyti, kas yra lagamine, kurio mes ieškome. Kas čia? Tai 1, 2, 4, 4. 4 gabalai po 4 kilogramus aukso. O dieve, 1 gramas kainuoja gal $1000, bet čia yra apie 4000 gramų, tai 4 milijonai dolerių maždaug. O dieve, ir pažiūrėk, čia tiek daug pinigų, lagaminė, tiek daug pinigų ir kas dabar? Turime net BMW raktelį, bet visai neįsivaizduoju, kur yra automobilis. Galbūt jis irgi po vandeniu, bet vis tiek daug visko. Tai tikrai nusipelno tavo patiktuko, tad paspausk jį dabar. Pamėg šį vaizdo įrašą, nes tai beprotiška. Net negalėjau apie tai pasvajoti. Taigi turime kuo greičiau palikti tą vietą, bet pirmiausia mums dar reikia padaryti vieną dalyką ir tada turime iš karto iš čia išvykti. Pažiūrėkime vaizdo įrašą iš GoPro, gerai? Tad paskubėkime, paleiskime paskutinį vaizdo įrašą, kurį pradėjome žiūrėti, bet nepabaigėme. Taip, žmogau. Mano asmeninis lėktuvas. Ten yra 2 katės. O, ekrane. Kaip galėjai pamiršti pripildyti baką, tu idiotė? Kapitonas rėkia kažką apie kuro slėgį. Prisimeni? Mes galvojame apie slėgį. Taigi tai buvo kuro slėgis. Bene, žmogau, atsiprašau. Turime padaryti tai, dėl ko sutarėme. Kas per velnes? Jie pamiršo pripildyti kuro baką? Kas su jais negerai? Žmogau, ką tu turėjai omenyje? Nežinau kaip tau. Bet dieve mano. Taigi galime manyti, kad tie gangsteriai yra šiek tiek kvaili, ar ne? Oho, ką? Jie grįžo. Ne, lipk į mašiną. Greitai operatoriau, lipk į mašiną. Melai, pirmin. Pirmin, važiuojam. Dieve mano, tai beprotiška. Radome lagaminą, kurio jie ieškojo. Dabar tie daiktai yra mūsų. Tie gangsteriai yra tokie kvaili kontrabandininkai. Mes esame daug protingesni ir daug laimingesni. Štai kodėl gavome visus brangius ir įdomius daiktus. Taip, jėga. Vaikinai, jei žiūrite šį vaizdo įrašą iki galo, užsiprenumeruokite mano kanalą dabar pat ir nepamirškite paspausti patinka. Prašau. Turiu svajonę pasiekti 5 milijonus prenumeratorių, o jūsų prenumerata yra geriausia parama. Parodysiu jums dar daugiau nuotykių. Jūs man atnešite daugiau prenumeratorių. Mano vardas Slavs Adventures. Iki.